Sveiki, esu Neringa Ramanauskė ir mes tęsime pažintį su investavimo galimybėmis. Išsamei, koncentruotai ir aiškiai kiekvienam. Nuorodas į visus mano webinaruose minimus produktus rasite aprašyme po šiuo video. Mano YouTube kanale taip pat rasite ir kitus įrašus, kurie padės jums žengti pirmosius žingsnius jūsų investicijų pasaulyje. Ir mes šiandien kalbėsim iš tikrųjų, tokiamis gana įvairiomis temomis, kurias vienyje viena tema. Mes aptarsime, ką daryti, bijau aš investuoti, nedrįstu investuoti, man atrodo viskas tai per daug rizikinga, per daug sudėtinga. Yra dalykai, kurie atrodo saugus, aš galiu padėti pinigus kažkur banke, jie tiesiog augins palūkanas, arba aš galiu pasinaudoti draudimo pasiūlymais, pensijinių fondų pasiūlymais ir susikaupti tas sumas. O galiausiai apklausa mūsų, kurią mes praeitą kartą taip improvizuotai parodė, kad daugelis galvoja, kad auksas yra pati geriausia investicija. Tai mes kaip tik tą auksą pasiliksim pabaigai, kad jūs išlaikyčiau intrigą iki galo ir kad pasižiūrėtumėte šitą įrašą. Tai tikrai labai įdomus dalykai. Ką mes šiandien sužinosime? Tai ir sužinosime. Pirmiausia, tai kokie tie du esminiai kertiniai pinigų kaupimo principai, ne tiek investavimo, kiek kaupimo. Ir nagrinėsime 4, taip susisteminau, ilgalaikio pinigų kaupimo galimybės. Tai bus apie taupomosius indėlius sužinosime, ką galima sužinoti taip greitai per trumpą laiką, apie investicinį gyvybės draudimą, ar apskritai verta tuo užsimti, nes dabar mes žinom tokie lūžio metai ir jie kaip tik gali jums paskatinti vis dėlto tą sprendimą galbūt padaryti. 3 pakopos pensijų fondai, ar šiandien sudaryti sutartį, ar kitąmet, mokesčių lengvatos, kaip jomis pasinaudoti maksimaliai, taurieji metalai, auksas, sidabras, apie juos daugiausiai kalbėsim, gal kažkas nusivils, kad nekalbėsim apie deimantus, bet iš principo tai, ką mes kalbėsim apie auksus, sidabrus, yra labai susijęs su investavimu į deimantus taip pat, tik tai yra dar sudėtingiau. Ir galiausiai tikiuosi, kad ištvermingiausios pasiliksit ir dar turėsim klausimų atsakymų sesiją. Tai taip, aš privalau įspėti be abejo, kad visą, ką sakau, tai nesakau, kad konkrečiai pirk šitą produktą ar aną produktą. Aš jūs supažindinu, aš juos lyginu, aš stengiuosi būti objektyvi, kiek tai įmanoma. Taip, galbūt aš ne visą informaciją radau, nors ieškojau. Ir aš dėl to tikrai nenoriu prisimti kažkokios atsakomybės. Tai nėra konkretus investavimo siūlymas kažkoksai, tai jų tai yra patarimai, tai yra nuomonės, tai yra gal reklama, suprimkit kaip reklamą. Tai yra informacija. Ir visais informacijos šaltiniais mes turėtume pasitikėti rezervuotai, turėtume rinkti informaciją iš įvairių šaltinių, ją lyginti, kad ji būtų kiek galima objektyvesnė. Taigi, mums neretai gyvenime iškyla toksai klausimas, kaip sukaupti tą didelę sumą savo tikslams. Ir čia matom turbūt pažįstamą iš pirmo webinaro paveikslą, kai mes kalbėjom apie investavimo žingsnius ir apie 3 investavimo pradžiamokslio žingsnį. Ir ten buvo toksai punktas, kaip sukaupti didelę sumą, tarkim, pinigų, kuri būtų skirta, pavyzdžiui, jūsų vaikų mokslams. Bet tai gali būti įvairios kitos paskirtis. Tai jūs galite galvoti, kaip man įsigyti savo nekilnojamą turtą, kaip sukaupti savo senatvės pensijai arba vaikų mokslams Lietuvoje arba užsienį. Kaip vaikam padėti įsigyti nekilnojamą turtą, kai kurie iš mūsų galvoja, kad tai jų pareiga. Aš tai kažkaip galvoju, kad čia vaikų pareiga patiems apsirūpinti, nes jeigu kitaip, tai turbūt visą gyvenimą vaikam tektų tarnauti. Kaip galiausiai susitaupyti kažkokiam didesniam pirkiniui arba kelionė aplink pasaulį. Tikrai nesiūlau susitaupyti automobiliai, ypatingai naujam, nes tai yra ne investicija, tai yra išlaidos. Bet jeigu jums taip atrodo, jūs galite ir tai daryti. Tai mes ir kalbėsime šiandien apie tai, kaip sukaupti didesnę sumą pinigų, kaip išvengti to, kad tie pinigai nuvertėtų, tai yra, kad nenuvertėtų, ką daryti. Ir kaip mums iš tikrųjų tai daryti. Mes žinom, kad aplink vyksta įvairiausi kataklizmai, ir gamtiniai, ir politiniai, ir karai vyksta, ir visokios pandemijos pasirodo įmanomos šiais laikais. Žodžiu, kaip nuo viso to apsidrausti, kaip tos pinigus išsaugoti.
Ir mes pradėsim nuo to, kad iš principo yra kaip ir du skirtingi pinigų kaupimo, na, būdai, principai, kaip mes juos be pavadinsim, ir kai, ką mes iki šiol kalbėjom ir ką aš sakiau, kad geriausia būtų daryti, mano nuomonė subjektyvė, tai stengtis kaupti, išsaugant ir didinant pinigų vertę. Tai yra susikurti savo tokią pajamų karvutę, kurią galima melžti. Taip, ir tą karvutę niekada jos nepjauti iš tikrųjų, o naudotis tuo pieneliu, kurį jinai duoda, tai yra tau prieaugių. Ir tokiu būdu mes galime visą laiką turėti pinigų ir turėti vis didesnės sumas, jeigu mes melšime nepersistengdami. Tai taip mes kaupiame, siekdami ne tik iš tikrųjų išlaikyti pinigų vertę, mes stengiamės dar ir, kad jį paaugtų. Taip stengiamės padidinti tą pinigų vertę ir mes susitaikome su tuo, kad pakeliui mes kažką prarasim. Taip yra tam tikra rizika. Ir kadangi mes žinom, kad rizika yra ir kad neišvengiamai, aš netgi sakysiu neišvengiamai, nors galėčiau sakyti, taip gali atsitikti, bet sakysiu, geriau nusiteikim, kad tai tikrai bus. Kad tai tikrai bus, kad vis tiek bus kažkokie nuostoliai, tik tai nereikia dėti visų kiaušinių į vieną pintinę ir tada tie nuostoliai nebus didesni negu jūsų uždarbis. Siekdama, siekiant įdarbinti tuos pinigus, kad jie generuotų vis didesnę grąžą ir veiktų tas sudėtinių palūkanų efektas, mes tengiamės neišleisti visų pinigų, viso to prieaugio, mes dažniausiai išleidžiame dalį pinigų prieaugio. Yra įvairios skaičiuotės, kiek galima išleisti, kad niekada jūsų fondas nemažėtų, o toliau augtų. Taip, perlenkus lazdą mes galime ir sumažinti tą savo fondą. Niekada nepamirškim, kad yra toks dalykas kaip šliaužiančioji infliacija, kuri yra apie 2 procentus vidutiniškai, bet visada skaičiuokim savo dar vieną ekstra procentą, tarkim 3 procentus, kad tai yra tokia ilgalaikė infliacija. Na, dar kai kurie ekonomistai siūlo arba finansininkai siūlo skaičiuoti 4 procentus, atsižvelgdami į ir tai, kad būna padidėjimai tie infliacijos periodiškai. Tai va, tai mums visą laiką reikia atsižvelgti į tai, kad infliacija irgi valgo mūsų tą vertę, kurią mes kūrėme, todėl 3-4 procentus reikėtų taip įsivaizduoti, kad na, visada reikia to prieaugio palikti vien tam, kad kompensuotume infliaciją. O jeigu mes norim, kad dar augtų mūsų tos investicijos, reikia palikti to prieaugio daugiau negu 4 procentus per metus. Na ir kaip mes kalbėjome, galima tai daryti. Mes jau aptarėme galimybę investuoti į akcijas, ETF, tai yra įvairius fondus, kuriais prekiaujama yra rinkoje. Mes galime investuoti į paskolas per tarpusavio skolinimo platformą, sutelktinio finansavimo instrumentus. Yra daug ir vienų, ir kitų, ir įvairiausių tų priemonių. Mes jau jų aptarėme tikrai nemažai. Galima investuoti, matau, jų klaidą padariau, į nekilnojamo turto vystymo projektus irgi tiesiogiai arba netiesiogiai. Verslo projektus, tai pajamingiausias būtų investicija, bet ir labiausiai rizikinga, nes jeigu jūs kūrėte savo verslą, tai be abejo jūs tada jau dedate daug pinigų į vieną pintinę ir rizikuojate. Taip. Tai vėlgi klausimas, daug verslų iš tikrųjų neišgyveno nei pirmų savo tų metų ir na, tikrai reikėtų pagalvoti apie tai, ar verta viską statyti ant tos vienos kortos. Tai du skirtingi tie kaupimo principai sako, kad dar tu yra kažkoks antras, ne? Tai tas antras, apie kurį mes iki šiol nelabai kalbėjom arba visai beveik nekalbėjom, tai yra tiesiog kaupimas, išsaugant pinigų vertę. Tai jeigu tas pirmasis būdas buvo panašesnis į karvutės auginimą ir vis daugiau galėjimą iš jos pamelžti, tai čia mes turime situaciją, kada mes iš principo iškasam kažkokią saugią duobę ir į ją ten paslėpiam tos pinigus ir atsikasim jos tada, kai mums jau labai reikės. Tai kaip yra paprastai kaupiama? Mes stengiamės kaupti taip, kad tie pinigai būtų maksimaliai saugus. Čia jau mažinam riziką, o žiūrim tik tai saugumo daugiau dimensiją. Ir stengiamės, kad na, minimizuotume tą pinigų praradimo riziką. Stengiamės išsaugoti pinigų perkamąją galią, tai yra apsaugoti juos nuo nuvertėjimo. Vadinasi, jie vis tiek turėtų augti, jie turėtų uždirbti tiek, kad kompensuotų infliacijos poveikį. Na ir tie sukaupti pinigai galiausiai sutaupomi tam tikram tikslui ir tada išleidžiami.
Na, tai vadinasi, jeigu, pavyzdžiui, aš noriu sukaupti pensijai, tai iš principo aš turėčiau netgi kažkaip tai suplanuoti, tai kiek aš metų pensijoje gyvensiu, nes tada būtų aišku, kokią sumą reiks sukaupti, iš kiek metų padalinti, kad aš žinočiau, kiek aš galiu po to iš to savo taupyklės pasiimti. Ir taip jau čia į pinigai išleidžiami, nes, na, jie netkuria savo vertės dažniausiai, jie tik tai infliaciją nugali, bet nedidėja. Tai todėl tiesiog pinigai anksčiau ar vėliau baigsis. Tai vat, jeigu mes laikome šito principo, vis dėlto jisai yra tam tikrose situacijose priimtinas ir mes tas situacijas aptarsim. Tai kaip galima išsaugoti pinigų perkamąją galią, kokios opcijos iš principo yra? Tai aišku, mes galime laikyti pinigus taupomajame indėlyje, kuris generuoja kažkokią grąžą, galime sudaryti investicinio gyvybės draudimo sutartį, trečios pakopos pensijų fondų sutartį, galima investuoti į obligacijas, kurias aš vis apeidavau ir ne šiaip savo, todėl būtent, kad jos, na, negeneruoja tos ekstra grąžos, o dažniausiai tiesiog viršyje truputėlį infliaciją arba sulig infliacija, jinai būna fiksuota grąža. Ir galima investuoti į tauriuosius metalus, brangakmenius, juvelyrinius dirbinius, meno dirbinius. Su pastaraisiais, žinoma, yra dar sudėtingiau, nes reikia turėti gyslelę, reikia turėti supratimą, kas išliks, o kas neišliks ateityje. Aišku, jeigu jūs nusipirksite Džakondos paveikslą, tai tikrai galima tikėtis, kad išliks, jeigu jūs tinkamai ją saugosit ir niekas iš jūsų jos nepagrobs. Bet pagalvokit, kiek reikės į apsaugas investuoti ir taip toliau. Taip, amžinatilsį garsus ir labai Lietuvoje mylėtas kunigas buvo nužudytas dėl to, kad namie laikė didelę paveikslų kolekciją ir kažkoksai ilgapirštis tiesiog nužudė tokį iškilų žmogų vien dėl to, kad, na, tą norėjo pagrobti kolekciją. Tai taip, kad reikia labai įsivertinti, ką laikyti ir ko nelaikyti namuose. Šiandien mes pakalbėsime apie, kur tuos pinigėlius galima būtų iš principo laikyti taupomajam indėlį, kiek aš spėjau, kiek aš po ranka turėjau instrumentų, palyginau, kiek galima uždirbti iš taupomųjų indėlių, kokios yra galimos grąžos rinkoje iš principo, kad jums kaip orientyras būtų. Toliau investicinė gyvybės draudimo sutartis, jeigu ją manome, kad galima arba reikia sudaryti trečios pakopos pensijų fondo sutartis ir apie auksą, kaip jį investuoti. Kalbėsim iš principo apie auksą ir sidabrą. Sukonkretinu. Tai tie dalykai, kuriuos mes ir nagrinėsime. Kitaip tariant, šiandien mes galvosime, kur pasidėti tuos pinigus, tą savo finansinę pagalbę, jeigu mes norime tiesiog išsaugoti pinigų perkamąją galią. Taigi, tie galimybės, tos taupomieji indėliai, investicinės gyvybės draudimas, trečios pakopos pensijų fondai, na ir galiausiai taurieji metalai. Va, tai mes dabar apie kiekvieną iš jų ir pakalbėsim. Pirmiausia, pradėsim nuo tų taupiamųjų indėlių. Aš apie juos jau užsiminiau ne kartą mūsų ankstesniuose webinaruose ir vargu, ar mes galim vadinti tuos taupomosius indėlius investicija, kadangi jie paprastai generuoja labai mažą tą simbolinę tokią grąžą, bet vis dėlto, kadangi grąža yra, tai mes galime sakyti, kad tai yra investicija, tik tai gal ne tokia labai didelę grąžą generuojanti. Na ir iš ties gali būti reikalinga tokia investicija, kadangi mes ir kalbėjom, kai mes kalbėjom apie tuos pradinius pirmus kūdikio žingsnius investavime, tai mes sakėme, kad yra poreikis turėti finansinę tokią pagalbę. Tai ką duoda mums indėlių turėjimas? Pirmiausia, tai duoda saugumą. Lietuvos Respublikos valstybė draudžia visus Lietuvoje registruotus bankuose esančius mūsų indėlius, visas mūsų santaupas iki 100 000 eurų. Na, aš apie tai nesiplėsiu šiandien, bet turime žinoti, kad, na, tokią sumą jūs atgausit mažiausiai, jeigu tiek pas jūs bus. Jeigu bus daugiau, atgausite tik tiek. Jeigu bus mažiau, atgausite tiek, kiek pražuvo. Tai taip, kad tikrai gali būti ramus, net jeigu Swedbankas ar kiti bankai griūtų, tai kol Lietuvos valstybė yra kaip suvereni respublika, tol šitas draudimas mums galioja. O tikėkime, kad tas mūsų šventas Lietuvos medis stovės per amžius, kaip per amžius stovi. Taip.
kol paliks bent vienas, kas už jį kovos, kaip kažkada buvo poezijoje sakoma, apsauga nuo infliacijos. Mokamos palūkanos neretai apsaugo santaupas nuo šliaužiančiosios infliacijos. Ir šliaužiančioji infliacija, mes sakėme, jinai būna apie 2 iki 3% per metus paprastai. Tai vat tų palūkanų kartais didžia dalim atveju ir užtenka, kad išsaugotų pinigų perkamąją galią. Dar ką svarbu galbūt paminėti, ką vėliau nepaminėsiu, kad kitose ES šalyse narėse ne 100 000 yra draudžiami indėliai, tai priklauso nuo valstybės. Ir pavyzdžiui, tie vadinami europiniai offshore'ai, tai yra mokesčių rojaus šalis, kaip Kipras arba Airija, kurie dabar dažnai įvairūs finansavimo instrumentai, tie fintechai registruojasi, jie draudžia 20 000, aš minėjau viename iš praeitų webinarų. Tai va, tai kitas dalykas, jeigu reiškia, tai galima šitą pagalvoti, ne? Tai jeigu aš noriu išsaugoti 100 000, galiu laikyti Lietuvoje, bet dar ekstra po 20 000 galiu laikyti ir kitur. Ne? Tai taip, kad verta diversifikuoti ir šitoje vietoje, jeigu galiausiai mes galvojame apie šitą draudimą funkciją. Bet turėkite omeny, kad ne visos šalis draudžia tiek daug, tai yra 100 000. Finansinė pagalbė, apie kurią mes kalbėjome, ir 3-6 mėnesių išlaido dydžio atsargos fondai, 1 ir 5 to investavimo žingsniai. Tai va, tai ir yra tos taikymos sritis, kurioms mes galime išnaudoti instrumentus, apie kuriuos mes dabar kalbam. Vis dėlto, kas yra, gal ne taip optimistiška ir smagu, kalbant apie kaupimą indėliuose, tai pirmiausia yra labai maža ta grąža ir jinai gali iš tikrųjų neatsverti infliacijos. Pavyzdžiui, kaip infliacija praeitais metais siekia 20% per metus, tai žinoma, kad nieko tie indėliai neapsaugojo ir nuvertėjimas, jeigu ten, pavyzdžiui, jūs gavote iki 2% palūkanų, tai vadinasi, jūs 18% prarado. Tai taip, kad tai gali ir neapsaugoti. Apribotas naudojimas, jeigu jūs siekite didesnės tos grąžos, tada jūs galite sudaryti ten, pavyzdžiui, terminuoto indėlio sutartį, o jeigu sudaro terminuoto indėlio sutartį, vadinasi, nebe taip lengva tuos pinigus atgal pasimti. Žinoma, jums leis juos pasimti, bet tada jūs prarasite galimybę uždirbti tuos pinigus ir nieko galbūt iš vis neuždirbsite net ir tų ten poros procentukų. Taip, kad tam tikrą prasme tie pinigai yra įšaldyti. Ir čia yra ir teigiamas, ir neigiamas aspektas. Teigiamą aspektą galime išvelgti, kad jeigu pinigai įšaldyti, tai mažesnė tikimybė, kad norėsis į tą piniginę kišti nagus ir iš ten kažką pasimti. Tai tada gal ir apsaugosit nuo to, kad netyčia taip imsit ir nusipirksit dar vieną porą labutinų. Sutarties nutraukimo kaštai. Atsiimant anksčiau laiko tą indėlį arba kartais išsiimant tiesiog pinigus iš sąskaitos, aš apie tai irgi paminėsiu, kai kalbėsiu apie konkrečias priemonės, gali būti taikomi mokesčiai. Šitą irgi reikia atsižvelgti. Tai dabar mes trumpai apžvelgime 4 priemonės. Aš nepretenduoju tai, kad tai yra pačiausios rinkoje esančios, bet iš tų, kiek man pavyko rasti, tai viena yra tipinė, Swedbankas yra tipinė ta vadinama mūsų atskaitos taškas, nes labai daug kas turi savo būtent indėlius ir atlyginimą gauna į Swedbank ir dažniausiai naudojasi šito banko paslaugomis. Statistiškai tiesiog iš mūsų turbūt didžioji dauguma irgi naudojasi šito banko paslaugomis. Jeigu ne, jūs galėsit, kad ir komentaruose parašyti, tai kaip yra jūsų banke. Jeigu jūs laikysite pinigėlius tiesiog einamoje sąskaitoje, jie nieko neuždirbs visai. Taip, jeigu norim, kad jie pradėtų uždirbti, tai mes metam į taupyklę pinigėlius ir tada ten tiksi po tą 1,75%. Dar neseniai buvo didesnė grąža, dabar jau jinai jau sumažinta iki to 1,75%. Ir išmokami yra, nors skaičiuojami kasdieną, bet išmokami kas 3 mėnesiai. Procentai už terminuotus indėlius, tai ten yra tokia skaičiuoklė įdėta Swedbank'e ir aš pasižaidžiau su ją ir didžiausia, ką man pavyko išgauti, tai buvo 3%. Taip pat aš bendravau dar ir su Swedbank konsultantu dėl visako, tai jis irgi man patvirtino, kad maksimali grąža, tai būtent aš čia su tokiais skaičiais tą gavau, kai 100 eurų, pavyzdžiui, aš dėčiau 3 mėnesiams, tai gaučiau tuos 3%. Tai ten tiesiog reikėtų su tą skaičiuoklę pasižaisti, kad matytumėte, kada didžiausia ta grąža.
Na, 3 procentai jau neblogai, bet kaip matom, 3 mėnesiai, vadinasi, jau bus tam tikrą prasme tie pinigėliai šaldyti. Revoliutas irgi dabar labai populiarėjanti atsiskaitimo priemonė, nepamirškit, Revoliutas yra ne Lietuvoje registruotas ir va čia būtent tas 20 000 draudimas, o ne 100 000 draudimas galioja šitiems indėliams. Tai vėlgi, jeigu jūs laikysit pinigus Revoliuto atsiskaitomoji sąskaitoj, einamoji sąskaitoj, jie negeneruos jums nieko. Jeigu norite, kad jie generuotų, tai reikia atsidaryti ten specialią tokią sąskaitą, na, ten tokia kaip seifas nupaišytas ikonėlė ir ten generuoja 2 procentus. Tai šiek tiek daugiau negu Swedbank. Klausimas tik tai, ar dėl to verta būtų atsidarinėti Revoliuto sąskaitą. Na, kita vertus, jie siūlo visai neblogus pasiūlymus dėl terminuotų indėlių. Tik jie nevadina to terminuotais indėliais, iškart įspėju. Jie vadina ten investavimu į tam tikrus fondus. Tai ir deklaruoja, kad ir įdėti, ir išsimti pinigus iš tų fondų yra labai lengva. Ten jokių suvaržymų nėra ir jau čia, kaip matote, tiksi gerokai didesnės palūkanos. Tai jeigu galvoti, ar verta Swedbank'e laikyti terminuotą indėlį ar Revolute, jeigu tai neviršė 20 000 sumos, tai panašu, kad Revolute tą daryti verta labiau. Na ir mes su jumis esam susipažinę su Freedom24 ir Trading212 platformomis, kai kurie jau spėjo jas ir įsidiegti. Tai ką siūlo šitos platformos? Tai siūlo tikrai labai patrauklias taupimo galimybės. Visų pirma, irgi reikia pastebėti, kad yra dvi sąskaitos. Kai jūs Freedom24 užsiregistruojate, iš principo iš karto sukuriate dvi sąskaitas. Viena iš jų yra tiesiog skaičiukai, sąskaitos numeriukas, o kita turi priekį raidę D. Tai ta, kur priekį turi raidę D, yra jūsų savings account, tai yra jūsų taupomoji sąskaita. Tai va, jeigu pinigėlius laikote taupomojoje sąskaitoje, jie irgi apdrausti 20 000 ir jiems galioja štai šitie tarifai. Ir jau kaip matote, jie yra gerokai didesni tiek už Revoluto, tiek už Swedbanko. Taip, čia pastebiu, kad už dolerius mokama geresnis procentas, taip pat ir už Jungtinės karalystės svarus yra mokamas didesnis procentas negu už eurus. Čia aktualu tiem, kas gal Jungtiniai karalystiai mūsų klauso. Tai Freedom24 yra visai nebloga taupyklė. Čia aš būtinai turiu pastebėti tai, kad egzistuoja išsiėmimo mokestis. Vienkartinis išsiėmimo mokestis yra net 7 eurai, todėl prieš išsiėmant reikia gerai pagalvoti. Tai tikrai jūs atgrasins nuo tokio skolinimosi trumpam. Ir tada klausimas, ar verta, jeigu tik tai trumpam, tai tada tikriausiai nelabai verta. Bet jeigu jūs ieškote gero investavimo pasiūlymo, bet nenorit šiuo metu dar pirkti, arba dar suma ne 400, tarkim, kai mano rekomenduota, kurią reikėtų maždaug sukaupti, kad kuo naudingesnis būtų jūsų pirkimo sandoris, tai galite taupyti ir laikyti toj depozitiniai sąskaitoj ir tokiu būdu jie jums generuos kiekvieną dieną, jūsų į sąskaitą gausite kiekvieną dieną už šitų pinigų laikymą. Tos palūkanos tiksės. Na, o apie terminuotus indėlius pasiūlymai tikrai viliojantis ir čia yra tokie variantai. Dabar siūlomas netgi premijos, taip kad jeigu laikysite 3 mėnesių terminuotą indėlį, tai gausite štai tokią metinę grąžą, plus dabar čia laikinai, dabar yra taikoma tokia premija. Ir JAV doleriams irgi dar didesnės palūkanos ir dar didesnė premija. Na ir sulik termino didėjimo turime ir vis didesnės palūkanas. Na, jeigu čia pažiūrėsim už dolerius, tai jau tikrai vos ne 8 procentai, plus dar premija, tai jau gausis visi 8 procentai. Na, sakyčiau, jau net įtartinai didelės tos palūkanos. Aš nedėjau visur svarų, bet aišku, ir už svarus yra siūlomas atlygis. Tai sakiau, minusas. Čia draudimas iki 20 000 ir minusas yra tas, kad išsiėmimo mokestis yra fiksuotas ir jis yra 7. Tai jis, na, jeigu norite, sakant, iki kūčių nekišk nagučių save atgrasyti nuo išsitraukinėjimų pinigų, tai tokia labai jau tikrai atgrasinanti priemonė, nes, na, tikrai sutikime 7 eurai, tai yra gana svari suma. Čia jau na, kad neskaudėtų, reikia išsimti gana didelę sumą arba sulaukti, kol bus sugeneruota gana nemažai papildomų pajamų. Vienas iš tokių patraukliausių, prieinamiausių ir 20 000 apdraustų indėlių yra Trading212.
palūkanos tikrai geros ir čia nereikia jokių taupomųjų atsidarinėti sąskaitų, tiesiog kiek tuo momentu yra laisvų pinigų jūsų sąskaitoje, tiek jie generuoja ir kiekvieną dieną, mėla, jums tiksi ir jūs už tai iš karto gaunate į savo einamąją sąskaitą. Tai sakyčiau, va toks labai lengvai prieinamas, čia nėra jokių išėmimo mokesčių, įdėjimo mokesčių, labai, sakyčiau, patogus taupimo būdas, tik turėkite omeny, nelaikykite daugiau negu 20 000, nes tiesiog, kai jūs jau suinvestuosite tos pinigus, tai tada jau jie nebebus apdrausti to 20 000, bus apdrausti tik tai tuo atveju, jeigu žlugtų pati Trading 212 platforma, tai tada jau jie, tie indėliai irgi būtų, jiems būtų taikomas tam tikras draudimas, bet šitiem visiems mūsų kaupiamiem pinigams visose šitose platformose yra taikomi draudimo mokesčiai. Net ir Swedbank, jeigu jūs jau investuojate tuos pinigus, jau jie nebėra apdrausti tuo 100 000, tik tai jūsų lėšos laikomos Swedbank. Ir dabar apie investicinį gyvybės draudimą. Tai verta ar neverta, vieni labai skeptiški, kiti labai optimistiški. Na, aš pasakysiu ir savo nuomonę, bet žinoma, jinai nėra absoliuti. Kiekvienas galim turėti savo situaciją, turėti savo sumetimų ir nėra nei vienos priemonės, kurią būtų galima pavadinti 100% puikiai arba 100% bloga. Tai labai priklauso nuo to, kokiu tikslu, kokioj situacijoje jūs tai darote ir kiekviena priemonė gali turėti savo paskirtį. Tai turbūt nekartą girdėjot, kad jūsų draugai, pažįstami, giminės apdraudžia savo vaikus ir jiems sukaupia pinigų tam, kad jie, kai jau studijuos, galėtų gauti stipendiją kažkokią tai. Na ir investicinį gyvybės draudimą galime padaryti ne tik savo vaikams, bet galime padaryti ir savo. Ar aš daryčiau savo? Vargu bau, todėl kad tokiu atveju man geriau apsimokėtų 3. pakopos pensijų fondai. Bet jeigu vaikams, tai jau yra kas kita. Taigi su vaikais ką daryti? Pirmiausia, kokie būtų argumentai už. Argumentai už yra saugumas. Jūsų lėšos tikrai yra santykinai saugiai investuotos, nes draudimo bendrovės pačios ten persidraudžia, jūsų tie įnašai yra draudžiami, tai tikrai čia mes galim laikyti, kad investicija yra tiek pat saugi, kiek ir iš esmės jūsų taupomieji indėliai. Be to lėšos saugomos dažniausiai net ne Lietuvoje, taip kad, jeigu net ir galvojate apie blogiausią scenarijų Lietuvoje, tai čia greičiausiai, kad tas scenarijus nepaliestų šitų jūsų lėšų. Draudimas, jūsų vaikas gaus apibrėžto dydžio įmokas, net jeigu kažkas atsitiks labai blogo ir jūsų neliks po pirmosios įmokos. Tai yra pagrindinė priežastis, dėl kurios aš visus 3 vaikus savo buvau apdraudusi investiciniais gyvybės draudimais skirtingose 3 bendrovėse, patirtis su visom 3 buvo skirtinga ir tikrai aš iš to grąžos negavau ir išmokos buvo visais 3 atvejais mažesnės negu įmokos, bet argumentas, kodėl aš draudžiau, tai kaip sakau, aš norėjau, kad mano vaikai turėtų tą stipendiją, kad jie galėtų sau leisti studijuoti, o ne po mokyklos tiesiai eiti prie konvejerio. Tai aš dėl to iš tikrųjų čia tu iš principo rinkiesi šitą produktą ne tiek dėl grąžos, kiek dėl to, kad yra tikėtina, kad išsaugosi tą pinigų perkamąją galią, tikėtina, kadangi tikėtina grąža gali būti nuo 0,52, tai yra nuo pusės metinio procentų iki net 14. Deja, man taip nepasisekė. Ir nors tų optimistinių scenarijų tikrai būta ir man pasakojo visokių gerų variantų, bet man dėja nepasisekė su visais 3 atvejais ir, kaip sakiau, aš atsiėmiau mažiau negu įmokėjau. Atsižvelgti reikia dar ir į tai, jeigu jūs pasirinksit dar apsaugas visokias, vaiko gyvybės, vaiko ne savo kaip mokėtojo, bet vaiko gyvybės, vaiko sveikatos, tai jau nebebus investicinis gyvybės draudimas, tai iš principo jau bus draudimas, pavadinkime taip, nuo nelaimingų atvejų ir traumų. Ir tikrai jau tada tas draudimas suvalgys tai jūsų grąžai, tikrai atsimsit gerokai mažiau negu jį mokėjot. Todėl jeigu mes žiūrim į tai kaip į investicinį produktą, kuris tiesiog kauptų ir padėtų išsaugoti vertę, tai reikėtų atsisakyti visų tų grąžų. Ne tai, kad aš jums sakau, kad atsisakykit, bet aš jūs įspėju, kad apsaugos suvalgys visą grąžą. Čia tikrai garantuoju. Mokesčių lengvata ir dar daugiau negu tik tai grąžą.
Mokesčių lengvata, tai galimybė pasinaudoti pajamų mokesčio lengvata yra turbūt vienas svarbiausių argumentų, dėl ko apskritai kažkas perka šitus produktus. Tai šitas antras svarbiausias argumentas už. Ir šitas argumentas galioja tik iki šitų metų pabaigos. Ir va čia yra svarbus momentas, kad mes apie tai kalbam dabar. Kas yra negerai su šito tipo investicija? Tai pirmiausia, tai yra labai ilgalaikė investicija, tai yra 10 metų. Kai kalbam apie vaikus, būtina sudarant sutartį aptarti, kokio amžiaus bus vaikas, kai bus išimama pinigų suma, todėl kad jūs valstybės mokesčių lengvata galite naudotis tik iki tol, kol vaikui nesuėjo 18 metų. Kai sueina 18 metų, viskas tvarkoj, bet jūs nebegausit, jūs įmokas darysit, nuo įmokų jau nebepasinaudosit valstybės mokesčių lengvata. Tai atsižvelgti reikia šitą momentą. Taigi, jeigu vaikas dabar yra 18 minus 10 metų, jam 8 metai, tai dar iki 8 metų vaikams yra idealu praktiškai sudaryti tas sutartis, jūs pilnai pasinaudosit valstybės mokesčių lengvata. Ir visi draudikai, kai sutartinai pabrėžia, kad tai yra pagrindinis argumentas, kodėl reikia. Todėl, kad jie patys negarantuoja grąžos, bet šitą grąžą garantuoja valstybė. Ir fiksuota sutarties pabaiga, tai čia yra kirvių kirvis, nes tai yra absoliuti rizika. Tai reiškia, jeigu jums tai pasiseks, kad dabar, pavyzdžiui, yra ekonomikos pakilimo, galima sakyti, laikotarpis, jeigu mes žiūrim į akcijų rinką, tai akcijų rinka šiuo metu pakankamai gerai pakilusi. Tai jeigu jūs dabar suinvestuojate, o atsiimti po 10 metų ir ten bus tuo metu kažkokia tai ekonominė krizė, bus kažkoks nuosmukis, tai jūs atsimsit tiesiog mažiau. Vien dėl to, kad bus, tiesiog jūsų tų investicijų vertė nukritusi. Nes, žiūrėkime teisybė į akis. Draudimo bendrovės nelaiko pinigų stalčiui, jos investuoja už jūs. Kitaip tariant, jūs investuojate vis tiek į tos pačius vertybinius popierius, tik tai ne patys, o už jūs tai daro draudimo bendrovė. Todėl, jeigu kris vertybiniai popieriai, tai kris ir jūsų atsiimama pinigų suma. Neapibrėžta, čia jūs negalite rinktis, pasibaigė sutartis, viskas, jūs turit pasimtos pinigus ir jūs negalite sakyti, ne, aš dabar jų neimsiu, aš dabar palaikysiu, palauksiu, kol išlipsim iš tos ekonominės duobės. Deja, bet va čia yra, tikrai toksai bjaurus dalykas, kad man taip ir pasisekė, tiksliau nepasisekė, kad buvo kaip tik tokie kalnelis žemyn ir dėl tos priežasties pasiėmiau mažiau negu įmokėjau. Bet vis tiek paėmiau pinigų sumą pakankamą, kad vaikams jau galėčiau sumokėti didelę dalį tos stipendijos, mamai prisidėti reikėjo labai mažai ir aš to džiaugiuosi, kad iš principo tai padariau. Ir dar vienas galbūt kaip moterims aspektas paminėsiu, kurio aš neparašiau, tai skyrybų atveju šitie pinigai nedalinami. Ir jeigu jūsų sutartis yra jūsų vardu padaryta, tai čia jūs galima sakyti, atsidėjot savo, kad jums lengviau paskui ateityje būtų išlaikyti vaikus ir į tai jūsų vyriškis nepretenduos. Tai va taip, kad irgi labai gerai vyriškis gali padėti daryti įmokas, o jas nepretenduos jūsų skyrybų atveju. Tai va, taip, kad čia irgi yra toksai dar vienas mažytis niuansas, apie kurį aš neparašiau. Neapibrėžta grąža. Nesėkmės atveju, kaip sakiau, jūs atsiimsite mažiau negu įmokėjote per visą sutarties laikotarpį. Čia negalima labai tikėtis, kad tikrai būtinai jūs uždirbsite arba išsaugosite pinigų perkamąją galią. Ir administravimo kaštai, jie būna tikrai gana nemaži ir kokie yra, mes pamatysime su praktiniais pavyzdžiais. Taigi, aš prieš mūsų susitikimą taip pat susisiekiau su sertifikuotu, atestuotu draudimo brokerių, kuris atstovauja visas kompanijas, draudimo kompanijas, kurios Lietuvoje parduoda per laisvus brokerius savo produktus. Yra tokių bendrovių, kaip paimkim ir Swedbanko draudimas, jie tik patys tiesiogiai savo produktą parduoda, jie neduoda jokiems nepriklausomiems brokeriams, tada jau reikia savarankiškai su tokiais produktais lygintis, bet iš tų, kuriuos galima laisvai rinktis rinkoje, jis man palygino, aš sakau, išrink man 3 geriausius produktus. Taigi, ką jisai man palygino? Mes išskyrėm tokius svarbius kriterijus, į kuriuos galima atsižvelgti ir reikėtų atsižvelgti sudarant sutartį.
Tai šiuo metu geriausi pasiūlymai yra tokie. Pirmoje vietoje Ergolife investicinis gyvybės draudimas, toliau Šiaulių banko draudimas, investicinis gyvybės draudimas ir Compensa. Tai, na, Compensa jau šiek tiek blogesnis už pirmus du, pirmi du geriausi, aš jo žodžiais jums perteikiu ir jeigu jūs sudomins produktai, tai aš toliau jūs atiduodu saugiai jo rankas ir jisai tikrai skirs savo laiką ir jūs pakonsultuos ar gyvai ar nuotoliu labai lankščiai ir panašiai. Aš, kai man reikės pasitarti dėl kokių draudiminių reikalų, aš visada į jį kreipiuosi, todėl aš jį drąsiai jums irgi rekomenduoju. Tai dabar pirmų 3 metų mokesčiai suvalgo paprastai didžiausią dalį ir už tai pirmais 3 metais jūs visada matysit balansą mažiau negu įmokėjat, todėl kad, na, dalis to nueis kam? Nu, pirminiam tam startui, už kurį ten yra ir atliekamos pirkimo pardavimo operacijos, ten tų įvairių fondų investavimo operacijos ir taip toliau, visi popierizmai ir atsiskaitimai su tarpininkais ir taip toliau. Tai tikrai didelės įmokos, matom, kompensos įmokos, nu, ne dvigubai, bet ko ne dvigubai didesnės už, tarkim, Ergolife. Toliau, tolesnių metų, nuo 4 metų, Ergolife jau nebekainuoja nieko, o Šiaulių banko draudimas 3% nuo įmokų, Compensa 2% nuo įmokų. Tai vėlgi matom, kad skirtumas gana ženklus tarp visų 3 geriausių pasiūlymų. Valdymo ir administravimo mokesčiai, čia dar vieni mokesčiai, ne? Tai vat yra vienkartinis 2,8 euro sudarant sutartį plus 0,025% nuo sukaupto kapitalo vertės, tai labai mažytis mokestis Ergolife ir netoks mažytis mokestis Šiaulių banko draudimo, Compensos mokestis irgi gana mažas nuo sumos. Jeigu pažiūrėsime į istorinius investavimo rezultatus, tai čia mes pamatysime 10 metų vidurkį 2 pirmų bendrovių pasiūlymų ir tai yra, kadangi ten yra daug visų įvairovė tų fondų ir sunku pasakyti, tai aš tiesiog va taip ir užrašiau, kokiuose rėžiuose sviravo, taip nuo 0,5% iki vos ne 14% grąža. Tai gali būti bet kaip sakiau, gali būti ir kad nieko nesugeneruos tas jūsų fondas, nesgi bus sumokėta, matot, nemažai tų administravimo visokių įmokų. Toliau Šiaulių banko jis veikia tik nuo 22 metų. Draudimas čia, tas Šiaulių banko draudimas, tai yra buvęs INVL. Dauguma žmonių pažįsta per tą pavadinimą, gana garsus ir mėgstami jų produktai yra, nes jų labai gera grąža metinė būdavo. Tai dabar juos perėmė Šiaulių bankas. Tai ta grąža yra už trumpesnį laikotarpį, todėl kad veikia nuo 22 metų. Kompensos tų duomenų man gauti nepavyko dėja. Minimali įmoka per mėnesį Ergolife 50, Šiaulių banko 40, Compensa 50. Ar galima nepasiimti pinigų suėjus terminui? Griežtai ne, visais atvejais terminas suėjo, niekam neįdomu, kad nuosmukis tuo metu atsimsite tiek, kiek tuo momentu bus. Viskas, taškas. Tai čia, atsakiau, ta blogiausias dalykas, jūs rizikuojat šitoj vietoj ir nieks jūsų nuo to neapdraus. Ar privalomos įmokos? Labai svarbus dalykas pasidomėti, nes jūs nežinot, kada jūsų finansinė padėtis gali pasikeisti. Nu, nedaug die kažkas nutiks šeimoje arba prasi darbą ir nenorėsite mokėti įmokų. Tai pavyzdžiui, Ergolife įmokos privalomos visą sutarties laiką, bet prašymų galima sustabdyti iki 12 mėnesių ir tos prašymus kas 12 mėnesių galima vis teikti pakartotinai, iš principo galima ir po to nemokėti, bet pirmus 3 metus paprastai yra privaloma, bet šitas privaloma, pavyzdžiui, Šiaulių banko draudime. Pirmus 3 metus privaloma mokėti, o Compenso ir Ergolife vienodai visą laiką turėtų būti mokama, bet galima su prašymais atidėti arba iš visų stabdyti. Taip, kad nėra taip blogai, čia visais 3 atvejais galima rasti apėjimus, ne? Ką galima patarti renkantiems investicinio gyvybės draudimo produktą? Svarbu pirmiausia sekti rezultatus ir aktyviai valdyti savo portfelį. Čia, žinokite, aš galiu pasakyti ir iš savo asmeninės karčios patirties. Nesidomėjau,
tikrai nuoširdžiai kažkaip pasitikėjau ir galvojau, nu, ten, vat, kaip gražiai bukletė buvo parašyta, kaip ten man gražiai papasako, viskas taip ir bus. Na, blogiausios scenarijus nesitikėjau, geriausio irgi nelabai, bet tikėjausi, kad bus taip kaip apie pagal vidutinį scenarijų ir visiškai atidaviau draudimo bendrovėms į rankas. Rezultatas visais atvejais, išskyrus paskutinį atvejį, kada aš jau pradėjau aktyviai domėtis ir kada būtent su to mano minėto brokerio Artūro Kvietkausko pagalba peržiūrėjom ir pakeitėm investavimo kryptis, va tada atsigavo ir iš minus 30% pasidarė plus 2% jau šitų momentų. Tai ištraukiam nuostolingą sutartį per metus. Tai dėl to tikrai verta ir jisai už jokias konsultacijas neima jokių mokesčių paimti ir pasinaudoti šitą galimybę. Nepamirškit, kad 4 kartus per metus jūs nemokamai visose bendrovėse galite keisti investavimo kryptis ir turite tuo naudotis. Jeigu JAV situacija blogėja, mažinami JAV investicijų dalį, jų nesvarbu, kad jūs tiesiogiai neinvestuojate, o per tarpininką, bet jūs priimat sprendimą, ar jūsų investicijos nukreiptos į JAF rinką, į Europos rinką, pasaulinę rinką. Jūs lygiai taip, kaip ir balansuodami savo investicinį portfelį akcijų, pavyzdžiui, šiai arba ETF-ų, jūs lygiai taip pat čia galite domėtis ir reikėtų domėtis ir kartą per metus susisiekti, pavyzdžiui, su savo brokeriu ir perbalansuoti. Jisai patars, jeigu kažkas negerai. Tai va, tai šiuo metu per nepriklausomus bendraudimo brokerius platinamų produktų, va geriausias, kaip matėte, buvo Ergo pasiūlymas pagal tuos visus kriterijus. Jeigu turit žinių apie kitokius kriterijus, tai pasakykit ir mes pasiginčysim. Bet aš nesakau, kad nėra geresnių produktų, nes reikėtų lysti kiekvieno banko, kuris neatiduoda nepriklausomiem brokeriam platinimo savo produktų. Gali būti, kad yra gerų produktų ir pas juos, bet jau čia reikėtų tada eiti į kiekvieną bendrovę ir žiūrėti, kas pas ją yra. Tai Šiaulių banko draudimas ŠBD sutrumpintai patogus yra tuo, kad mes galime praleidinėti įmokas net ir be jokių rašymų jau nuo 4 metų. Jau visi administravimo mokesčiai sumokėti ir jūs išsilaisvinot nuo tos prievolės. Kita vertus, geriau tiesiog sudaryti periodinius mokėjimus ir nesukt savo galvos. Na ir trumpai labai, tai o ką daro kiti žmonės, kas vyksta rinkoje, tai kiti žmonės draudėsi vis daugiau. Iš principo, kodėl Lietuvoje buvo jau dabar, sakau, būtuoju laiku, tokia dosni, sakyčiau, valstybės mokesčių lengvata, 20% nuo įmokų sumos, tai čia kosmosas, ne, per pirmus metus, tokios grąžos jums niekas iš principo neduos išskyrus Warreną Buffettą. Tai žmonės, kad norėjo paskatinti žmonės draustis, nes prieš tai mūsų draudimo rinka po nepriklausomybės atgavimo praktiškai jos nebuvo, iš vis nuo nulio reikėjo sukurti. Tai va ta paskata labai gerai veikia, bet dabar jau yra kiti prioritetai valstybėje ir dabar jau valstybė atsisako šitos mokesčių lengvatos. Tai va, tai mes matome, kad išties skaičiai auga, lengvata padarė savo gerą darbą. Bet dabar nežinau, kokia laukia gyvybės draudimo ateitis, nes manau, kad po šitų metų turbūt sutarčių skaičius labai, labai stipriai sumažės, o šitais metais 4 metų stulpelį mes matysime labai aukštą. Todėl, kad visi paskubės sudarytas vadinamas auksinės sutartis, kurios dar sekančius 10 metų dirbs, nors tokių sutarčių rinkoje jau nebebus iš principo, taip, bet jos dar tarnaus toliau, tos, kurios bus sudarytos iki šitų metų pabaigos. Galim pažiūrėti, į kur investuoja tos bendrovės jūsų pinigus ir kodėl tada jie tokią nedidelę grąžą generuoja. Tai mes matom, valstybės vertybiniai popieriai sudaro didžiąją dalį. Jie yra labai mažos grąžos ir tai yra paaiškinimas, kodėl iš tikrųjų tiek nedaug uždirba jūsų tie fondai. Tai rizikingų, tokių rizikingesnių, bet ir obligacijos irgi matom mažos grąžos vertybiniai popieriai, o akcijos sudaro labai labai nedidelę dalį. Taip, kad nereiktų ir stebėtis, kad tokia nedidelė tų fondų grąža. Va, tai statistiką galėsit pasinagrinėti ir patys. Vieną tokį faktą dar jums įdomesnį norėjau pasakyti. 23 metais visos draudimo bendrovės kartu uždirbo beveik 74 milijonus eurų pelno. Tai tikrai dirbo pelningai. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tos mūsų baimės, kad kažkas įvyks,
dažniausiai neįvyksta ir tomis mūsų baimėmis ir gyvena draudimo bendrovės. Ne? Tai jeigu jūs galvojat, pavyzdžiui, aš niekada nesidraudžiau kasko draudimu, dabar bijau, kad kas ir neatsitiktų po tokio pasakymo. Todėl, kad pirmiausia, aš niekada nevažinėjau labai brangiais automobiliais, dėl kurių drebėčiau, kad nedaug dievė ten kažkas atsitiks jiems. Aš žinau, kad jeigu atsitiks mano automobiliui kažkas, aš nusipirksiu kitas lygiai taip sėkmingai, be didelių aukų ir net neišsimdama savo indėlių. Tai taip, kad na, jeigu aš norėčiau draustis kasko, tai tą sumą, kurią aš galėčiau skirti kasko, aš tiesiog atsidėčiau į savo taupomosius indėlius, investicijas ir iš principo sukaupčiau didesnę tą sumą labai greitai. Tai taip, kad tikėtina. Aišku, gali viskas įvykti iš karto jums išvažiavus iš garažo, bet klausimas, kiek kartų jums tai gyvenime įvyko. Na, visokių patirčių yra, kiekvienam palieku spręsti pačiam, tikrai nenoriu piršti čia savo nuomonės, bet pažiūrėkime į tai, kad bendrovės dirba pelningai. Reiškia, didžioji dalis tų mūsų baimių tiesiog taip ir nepasitvirtina. Taip, mums gal ramiau kitiems, kurie susimokam, visko apsidraud, namas apdraustas, tas apdraustas. Kodėl mes namą draudžiam? Na, todėl, kad tai jau yra visi kiaušiniai vienoj pintiniai. Taip, ir mes žinoma, neteksim namo, tai mes iš principo gyvenimas griūva. Tai čia aš dar galiu suprasti. Bet ten automobilis, kuris yra mažavertės vertės objektas, per 5 metus jo vertė iš vis nukris labai stipriai, ar verta jį drausti, labai didelis klausimas. Civilinis atsakomybės draudimas kas kita, bet jeigu jūs į kažkieno Maseratį įvažiuosit, va tada bus tikrai problema. Čia aš net nesiginčiju, čia labai geras buvo sprendimas, kartą ir visiems laikams valstybė padarė privalomą ir spakai. Trečios pakopos pensijų fondai. Reikia jums to ar nereikia? Tai daugelis iš jūsų iš tikrųjų nerimaujat, kas bus, kai aš išeisiu į pensiją, dirbančiųjų skaičius mažėja, apie tai visi triūbija ir tada, jeigu aš nekaupsiu savarankiškai, tai paskui ir aš neatsidursiu už skurdo ribos. Na, vadėja, aš jums negaliu pasakyti, kad bus viskas labai gerai, kalbant apie tas tendencijas, kad tikrai jaunų žmonių yra vis mažėjantis skaičius ir išlaikančių pensininkus vis mažiau ir mažiau. Čia dar ne tiek mums reikia nerimauti, kiek reikia nerimauti jau mūsų vaikams, kas juos išlaikys, o kai jie nesiruošia gimdyti vaikų. Iki 30 metų, po 30 metų sužino, kad jau jie negali tų vaikų turėti ir tai vyksta masiškai. Kalbėjau su vienos vaisingumo klinikos gydytoja, tai jinai sakė, aš pakraupus, aš nežinau, kas vyksta, bet sako, jeigu anksčiau mano slenkščius mingdavo žmonės po 40, tai dabar, pažiūrėkit, sako, už durų sėdi porelės, kas trečia pora negali susilaukti vaikų, 25 ir daugiau negali susilaukti vaikų. Tai yra iš tikrųjų labai liūdnos tendencijos, kodėl taip yra, čia kiti klausimai. Bet, na, reikia galvoti apie pensiją ir čia aš visiškai sutinku. Dabar tie iš jūsų, kurie investuojat aktyviai ir jau generuojate grąžą ir jau kaupėte fondą, tai iš principo jums klausimas, ar reikia tos trečios pakopos pensijų fondo, na, nebent jūs tiesiog norite kažkuo kitu pasitikėti ir kaupti. Bet yra ir pliusų. Tai kokie tie pliusai tų trečios pakopos fondų? Pirmiausia, tai yra saugumas. Jūsų lėšos yra apdraustos, jos yra tikrai santykinai saugios, kaip ir su jūsų investicinio gyvybės draudimo pinigais. Disciplina. Patys ne visi tokie drausmingi, kad atsidėtų kiekvieną mėnesį, taip toliau. Čia nori ar nenori, sudarė sutartį ir kažkurį laiką, bent pirmus 3 metus turėsit mokėtas privalomas įmokas, paskui jūs galėsit ir nemokėtų įmokų, bet paprastai sudarom ir tiksi ir net nepastebim, kada surenkam tikrai didelės pinigų sumas. Ir čia taisyklė turėtų būti kuo anksčiau, tuo geriau. Vat tikrai aš paklausčiau savęs klausimo, ar aš sudaryčiau trečios pakopos pensijų fondų sutartį, jeigu aš investuoju ir jeigu nebegalioja valstybės mokesčių lengvata. Va tada aš tikrai savęs to klausimo klausiu. Kol galioja valstybės mokesčių lengvata, tai aš sakyčiau, kad, na, labai gerai būtų pasinaudoti tą progą. Potenciali grąža. Skirtingai negu investicinio gyvybės draudimo, šitų sutarčių grąža dažnai yra didesnė negu kad infliacija tikrai ir teigiama. Tai va čia yra jau geriau, aš parodysiu, kodėl. Tai yra dėl to, kaip jie investuoja, kitaip investuoja negu į GD, kur sukiša beveik viską į labai mažos grąžos ir saugiausius tiesiog fondus.
Mokesčių lengvata galima pasinaudoti, tas irgi galioja tik iki šitų metų pabaigos. Kas yra gal ne taip gerai su trečios pakopos pensijų fondais, tai yra visų pirma labai ilgalaikė investicija. Dabar sakyčiau taip, tie iš jūsų, kuriems dabar iki pensijos liko 10-15 metų, tai jums labiausiai apsimoka dėl to, kad jūs greičiausiai galėtumėt pasinaudoti ir didžiausią grąžą gautumėt iš tų savo 20% nuo įmokų valstybės mokesčių lengvatos. Tie iš jūsų, kurie šiandien yra jauni, tai ką aš jūsų vietoje daryčiau? Aš pasimčiau sutartį, bet aš mokėčiau įmokas turbūt 10 metų, o tol, kol gaunu valstybės mokesčių lengvatą, o po to aš galėčiau įmokų ir nemokėti. Toliau vis tiek jau būtų tai mano pagalbė sukurta, viską darytų fondai, uždirbtų, kauptųsi sudėtinės palūkanos, o jūs galėtumėt tiesiog jau tada taupyti savarankiškai, investuoti savarankiškai ir nebemokėti į šitus fondus. Tai mano būtų tokia įžvalga, bet tai, kaip sakiau, tik mano įžvalga. Neapibrėžta grąža. Fondo grąža irgi priklausys nuo pasirinktų investavimo krypčių ir verta tas kryptis peržiūrėti ir konsultuoti su savo brokeriu. Ir dėl to brokerį visada verta turėti. Tai pasirenkat brokerį ir jeigu jis jūsų nepaveda, jeigu jis jūs nemokamai konsultuoja, jeigu jį bet kada galite kreiptis, tai net neverta jo keisti. Tai žmogus, kuris visada laikys akį ant jūsų investicijų ir jums patars, jeigu jums to reikės. Na ir administravimo kaštai, sutarties sudarimo kaštai ir administravimo kaštai gali būti dideli ir suvalgyti pradžioje, suvalgyti grąžą. Tai aš jums parodysiu geriausius esančius rinkoje produktus netrukus. Noriu pastebėti, ką skirtingai negu investicinio gyvybės draudimo, jeigu atsitiks taip, kad jūsų sutartis pasibaigs esant ekonomikos nuosmukiui, jums nereikia atsimti tų pinigų, jūs galite juos palikti tiek ilgai, kiek norite, kad ir iki tol, kol sueisim 80 metų, jūs galite iš vis nenaudoti. Tai taip, kad šitoj vietoj jūsų sukaupti pinigai, nereikia bijoti, kad bus nuosmukis ir aš atsimsiu mažiau. Ne, aš galiu pralaukti nuosmukį, palaukti, kol atsistatys vertė ir tada pasimti. Ir jūs galite pasimti ne be šito bausmės, kad reikėtų grąžinti valstybės mokesčių lengvatą, tai reikia arba 10 metų išlaikyti tos pinigus investuotus, arba jums turi būti suėję 60 metų, kuris iš tų dviejų įvykių pirmas sueis. Nu, čia jums niuansus paaiškins pas brokeris, kai jį kreipsitės, arba savo brokerį, arba mano rekomenduotą brokerį, bet čia galėsite pensiją gauti anksčiau, negu kad išeisite į pensiją. Tai yra jau nuo 60 metų, jeigu su sąlyga bus jau išlaikyta 10 metų tie pinigai, jūs jau galėsite be jokių bausmių iš valstybės pusės, o bausmė tai tokia, kad gali, jeigu anksčiau norėsite pasimti, tai įmanoma padaryti, bet tada jūs turėsit sugrąžinti visą valstybės mokesčių lengvatą, bet ne 20, o 15%. Tai būtų tikrai baisiai skausminga ir nemalonu, todėl geriau to nedaryti. Tai ir atgrasytų jūsų nuo kišimo, taip sakant, nagų prie fondų anksčiau laiko. Kokie geriausi pasiūlymai šiandienai rinkoje? Na, kiti pasiūlymai trečio net neįdėjau, todėl kad jie, kaip sakant, ir arti nestovi šitų dviejų pasiūlymų. Du pasiūlymai yra patys šiuo metu geriausiai iš laisvai platinamų, tai yra Go Index ir Šiaulių banko vėl INVL-as. Buvęs INVL-as dabar yra Šiaulių banko draudimo produktas. Tai kaip matot, sutarties sudarimo mokestis Go indekso atvejus iš karto, kiek sumokėjote, tiek turėsite ir dar plus matysite prieaugį. Tuo tarpu Šiaulių banko pirmus ten tuos 3 metus galit matyti mažiau negu įmokėjo. Tai yra dėl to, kad dar bus jūsų ta skaičiuojama sutarties sudarimo mokestis. Valdymo ir administravimo mokesčiai. Vėlgi Go indekso yra labai maži, Šiaulių banko irgi nedideli, bet čia jau priklauso nuo konkretaus fondo, nes ten jų yra keletas. Galiu pasakyti, kad Šiaulių banko, kur yra investavimo kryptis, jų taip lengvai nepakeisite. Aš turiu ir abiejuose šituose turiu trečią pakopą, aš turiu net 2 draudimus pasidariusi ir naudojusi irgi valstybės mokesčių lengvata nuo bendros sumos, kiek aš sumoku per metus. Tai taip, kol galiosite dar 10 metų, aš tikrai dar mokėsiu, paskui žiūrėsiu.
Man labai patinka GO indekso investavimo rezultatai ir mes neturim 10 metų grąžos, va tik tai yra naujas produktas rinko iš principo, nes veikia nuo 22 tik tai metų Lietuvoje, bet nuo 22 metų demonstruoja geriausius rezultatus Lietuvoje lyginant su visom. Čia pabrėžiu visom bendrovėm, įskaitant visus Swedbankus ir taip toliau, nors ir to paties Swedbanko irgi neblogi rezultatai, kai kada geresni Šiaulių banko, kai kada geresni Swedbanko, bet GO indeksas dažniausiai yra priekyje. Tai pažiūrėkime, kaip stipriai skiriasi 23 metų rezultatai GO indekso ir Šiaulių banko draudimo. Pavyzdžiui, aš nežinau, ką tie vaikinai daro, bet jie daro labai teisingai. Man patinka ir jų ta aplinka, dėl laiko stokos tikriausiai nepademonstruosiu, bet jeigu norėsit, tai galėsiu parodyti, kaip tai atrodo. Viskas labai aišku, visada skaičiai man sutampa su tais, kuriuos aš savo Excelio lentelėje turiu ir niekada man nekyla jokių klausimų, viskas labai skaidru. Kokia fondų grąža 24 metais? Ištraukėm naujausius duomenis iki birželio 30 dienos. Vėlgi matom, GO indekso grąža didesnė negu, pavyzdžiui, antro geriausio, tai yra Šiaulių banko. Įmokos neprivalomus pas abu. Ir čia šiuo atveju yra labai gerai, kad tu gali mokėti, gali nemokėti, gali mokėti kiekvieną mėnesį, gali mokėti pabaigoje metų, gali visai nemokėti, jeigu blogi metai. Aišku, geriau bent pradžioj tvarkingai sumokėti pirmus 3 metus, kad paskui laikas ir sudėtinės palūkanos padarytų savo. Dabar į kur investuoja šiti trečios pakopos ir antros dėja, bet turiu statistiką apibendrintą abiejų. Tai valstybės vertybiniai popieriai, kaip matot, šiuo atveju sudaro mažesnę gerokai dalį. Tai ir daug daugiau sudaro kitos agresyvesnio investavimo, pelningesnio investavimo priemonės, todėl ir grąžos dažniausiai yra didžiausias. Ta GO indeksas yra toksai veržlus produktas, kur ten apskritai orientuojasi į S&P 500, geriausias investavimo praktikas ir pas juos tie rezultatai, mano subjektyvia nuomonė, yra būtent tokie, kiek aš su jais bendravau. Mokesčių lengvata. Tai ta lengvata, kaip minėjau, ir dar kartą noriu paminėti, kaip padaryti, kad mes maksimaliai ją pasinaudotume. Tai dar 10 metų galios, tai visos jūsų įmokos, kurias jūs darysite nuo šitų metų, jeigu šįmet dar sudarysit sutartį arba sudarėt pernai užpernai, bet ne kitais metais. Kitais metais bus viso gero. Tai čia tos auksinės vadinamos sutartis, kurioms 10 metų dar galios pajamų mokesčio lengvata. Tai kam liko iki pensijos 10 metų, tai tiesiog visą laiką gausite tą lengvatą, kam liko 20% nuo įmokų sumos. Taip, padarytų tais metais įmokų sumos, šitą reikia patikslinti. Maksimali išmokos suma yra lubos uždėtos, taip, nes kitaip ten daug kas naudotųsi labai ir pradžioje nebuvo tų lubų, bet dabar jos jau kurį laiką yra, tai 300 eurų maksimum galima atgauti su sąlyga, kad jūs turite su darbo santykiai susijusių pajamų ir jūsų mokesčiai sudaro nemažiau, tai yra pajamų mokesčiai sudaro nemažiau kaip tuos 300, nes jeigu jūs nemokėjot pajamų mokesčio, tai tada iš ko jūs galite pasinaudoti mokesčių lengvata. Be abejo, turi jūsų mokesčiai būti sumokėti. Jeigu jūs sumokėjot 300, pavyzdžiui, per metus, tai jūs 300 ir atgausit. Gausit, kad nemokėjot nieko nuo savo darbo santykiai susijusių pajamų. Norint gauti tokio dydžio išmoką, tai maksimali įmokų suma, nuo kurios maksimaliai gaunama šita išmoka, yra 1500 per metus. Per visus jūsų investicinio gyvybės draudimo ir trečios pakopos pensijų produktus. Tai per kalendorinius metus arba galim galvoti, kad tai yra 125 eurai per mėnesį vidutiniškai. Ir kaip sakiau, galima padaryti paskutinį mėnesį įmoką, kuri leis jums išnaudoti maksimaliai šitą lengvatą. Aš visada stengiuosi išnaudoti maksimaliai ir man tai pavyksta. Tai kiekvienais metais dar susigrąžinu pinigėlių arba šitais metais man bent jau dalį padengs tų 15%, kuriuos reikės mokėti už pajamas iš akcijų ir kitų mano investicijų. Gautas išmokas galima tiek panaudoti per investicinio gyvybės draudimo ar trečios pakopos pensijų fondų įmokas, tai yra tiesiog gali daryti papildomą įmoką, atsižvelgiant į tai, kad neviršytų to 1500 eurų sumos, galima viršyti, bet tiesiog nuo likusių negausite lengvatos. Tai jeigu mes norim išsunkti maksimalią naudą, tai nereikėtų stengtis mokėti daugiau.
Kiek investuoti, galima taip pat tuos atsijimant lengvatą, mes galim savarankiškai juos investuoti. Ir tada tikėtina, kad bus ta grąža didžiausia išspaudžiama iš tų produktų. Ir aš čia padariau tokias kalkuliacijas. Ir paskaičiavau, kas būtų 3 scenarijai. Vienas scenarijus, aš tiesiog pasiėmiau valstybės mokesčių lengvatą, 300 eurų per metus, na ir tiesiog juos išleidau. Taip, man 300 eurų, smagiai praleidau savaitgalį, jau nebėra. Ne? Tai vienas variantas, bet aš vis tiek gavau naudą, ne iš to. Tai vadinasi bendra nauda, kurią aš patyriau, tai yra ekstra, kiek aš sukaupiau. Čia su sąlyga, kad ta kapitalo prieaugis yra, tarkim, 2,3 procentai. Na tai tarkim, kad fondai tiek generuotų, tai gaunasi štai va tiek, tai yra 4, čia yra, atsiprašau, suskaičiau su 2 procentų metinė grąža. Čia to neparašiau, čia parašiau, atsiprašau. Tai čia jau yra apskaičiuota, įskaitant ir valstybės mokesčių lengvatą, kad jūsų grąža būtų 2,3 procentų. Taip. Tada tą sukauptą sumą, jeigu aš padalinu su visa grąža iš to, kiek 4 metus studijuos jūsų vaikas, pavyzdžiui, tai aš jam galėčiau mokėti 320 eurų stipendiją per mėnesį, jeigu 4 metus studijuosiu, jeigu aš planuoju 6 metam tą stipendiją, tai 214 eurų. Čia neatsižvelgiau į tai, kad ne visi pinigai būtų iš karto išmokėti studentui, o būtų, kad jie dar ir toliau galėtų dirbti, kol jie nebus išmokėti iki paskutinio momento. Taip, na, bet tiesiog, sakykime, laikotarpio pabaigoje išėmam viską, paskirstom ir mokam. Okay, antras scenarijus, jeigu aš gaunu valstybės mokesčių lengvatą ir reinvestuoju į tuos pačius atgal fondus, tai yra sumoku kaip papildomas įmokas. Tai tokiu atveju gaunu didesnę grąžą, galiu pasiekti 513 eurų stipendiją. Kaip matote, 3 procentų metinę vidutinę grąžą ir per 6 metus tai mokėčiau tokio dydžio stipendiją. Taip, nu, čia mes infliaciją išjungiam šitoje vietoje, neatsižvelgiam į ją, jinai aišku irgi būtų ir tie pinigai nuvertėtų. Na ir trečias scenarijus, jeigu aš išėmu tuos valstybės mokesčių lengvatą ir ją įdarbinu su 12 procentų metinė grąža, tai yra per priemonės, kurias mes jau aptarėm per ankstesnius webinarus, tai mes galim pasiekti dar geresnį rezultatą ir turbūt tai yra geriausias scenarijus, tik tiek, kad scenarijus, kuris jau tada jūs vargina tuo, kad jūs turite atlikti investavimo kažkokius veiksmus. Kas keičiasi panaikinus mokesčių lengvatą? Iš tikrųjų, labai neseniai čia įvyko tie visi sprendimai mūsų Lietuvos Respublikos Seimo, kad buvo panaikinta mokesčių lengvata ir lengvata, kai kalbam apie investicinį gyvybės draudimą, naikiname sutartims, kurios bus sudaromos nuo 25 metų pradžios. Iki tol lengvata galios 10 metų. Taigi, jeigu dar neturite sutarties, verta stipriai pagalvoti, nes paskui tokios galimybės greičiausiai jau nebebus. Trečios pakopos pensijų įmokoms GPM lengvata naikinama lygiai tą pačią tvarką, irgi lygiai taip galios 10 metų, tolesniems jūsų įmokoms po tų 11-12 metais jau nebegalios, tai sakiau, galite tiesiog nebedaryti daugiau įmokų, bet toliau tie pinigai dirbtų jums ir kauptų tikrai normalią grąžą ir apdrausti būtų. Tai manau, kad tikrai, nežinau, mane labai džiugina, aš galiu pasakyti, rezultatai mano šitą yra ant trečios pakopos pensijų fondo labai geri, bet to nepamirškit, kad galima lengvai iš vienos bendrovės į kitą pernešti. Nepatinka ten Swedbanko, pavyzdžiui, grąža, išeinat į GAU indeksą, nepatinka GAU indeksas, išeinat į NVL ir tas kraustimasis yra labai paprastas, galite neišėję iš namų tą visą atlikti ir tiesiog perkelti į kitą bendrovę, kurios rezultatai jūs džiugino labiau. Tai aišku, galima pasitart prieš tai su draudimo brokeriu prieš atliekant tą veiksmą arba tiesiog atsidaryti Lietuvos banko visų draudimo kompanijų ataskaitas, jeigu netingit, yra tokie didžiuliai exceliniai failai ir galima viską skaidriai matyti, nes Lietuvos bankas kontroliuoja visų draudimo bendrovių ir investicinio gyvybės draudimo, ir trečios pakopos pensijų fondo veiklą prižiūri ir rezultatais dalinasi viešai. Tai sudarydami sutartį, atkreipkite dėmesį į tuos dalykus, kuriuos jums akcentavau. Tai, kiek atskaitys, pavyzdžiui, bendrovė už sutarties sudarimą, kokie yra kapitalo mokesčiai, ar jie yra, ar sutartis įpareigojus nuolat mokėti įmokas ar nenuolat. Tai nors produktai, kuriuos pristačiau, gali neturėti tų įmokų, pavyzdžiui, arba įpareigojimų mokėti visą laiką įmokas, bet galbūt kiti produktai tai turi. Todėl būtinai
pasidomėkite tuo. Na ir paskiausiai, ne, žiūrim vėl iš valandos mes išlipam, bet kas nori aukso, tai čia jūsų aukso paskutinės tos minutės, kurią verta galbūt paklausyti. Na, mes žinom, auksas ir sidabras, platina ne taip seniai, bet auksas sidabras tai buvo per šimtus metų naudojami juvelyrikoje, gamyboje ir vertinami kaip atsiskaitimo priemonė. Ir jų vertė iš principo beveik nesikeičia, jeigu mes galvosime apie tai, ką galima įsigyti už tam tikrą kiekį aukso arba sidabro, tai mes matytume, kad iš principo, kaip galima buvo automobilį nusipirkti anksčiau, dar pirmą automobilį, taip ir dabar galima iš principo nusipirkti už tą patį kiekį aukso. Ir įvairūs kiti palyginimai rodo, kad aukso vertė yra išsaugoma per labai, labai ilgą laiką. Tai yra puikiai apsauga nuo infliacijos, nes ilguoju laikotarpiu, vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu yra labai tikėtina, aš negaliu taip garantuotai sakyti, bet labai labai tikėtina, atsižvelgiant į istorinę retrospektyvą, kad tauriųjų metalų kainos augs sulyg arba greičiau negu infliacija. Tai investicijų balansas. Aukso dinamika, aukso vertės dinamika dažnai atvirkščia akcijų rinkos dinamikai, todėl veikia kaip atsvara tam tikra. Ir jeigu jūs jaučiat ir manot, kad galite nuspėti ateitį, kaip ten bus, kad ten bus kažkokia ekonominė krizė, tai tada daugelis taip spėja ir puola pirkti auksą, ir atvirkščiai, kai yra ekonomikos pakilimo laikotarpis, tai tada mes gauname didesnę grąžą ne iš aukso, o iš kitų investicijų. Net ir didžiausi pasaulio, geriausi pasaulio investuotojai savo portfeliuose turi kažkiek tai aukso visada. Ir turi, manau, dėl dar kitų priežasčių, apie kurias aš pasakysiu. Tai yra priežastis atsiskaitimo priemonė. Taurieji metalai gali būti patys naudojami kaip atsiskaitimo priemonė. Reiškia, jūs jų niekada galite neparduoti, tiesiog jais atsiskaitinėti. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jūs nuo prieaugio galite iš vis nemokėti mokesčių, ne? Tiesiog išnaudoti tai, kad vertė padidėjo, bet nuo tos vertės prieaugio nemokate mokesčio, tiesiog atsiskaitote aukso luiteliais. Ir dar kas labai įdomu, tai yra, pavyzdžiui, jeigu akcijos yra vieša, viskas yra registruose, viskas yra žinoma valdžios institucijoms, tai tuo tarpu, kalbant apie auksą, jūs jį galite nusipirkti, laikyti ir niekas niekada nesužinos, kiek jūs jo turit. Tai taip, kad čia yra tokia konfidenciali priemonė. Ir aš manau, kad tai dar vienas iš momentų, kodėl kai kurie žmonės, ypač turtingi žmonės, mėgsta investavimą į auksą, dėl to, kad jie tiesiog nerodo tų savo pajamų didėjimo, nieks nežino, kiek jie turi to aukso ir taip toliau. Tai manau, kad čia irgi yra vienas iš svarbių argumentų. Na ir potenciali grąža. Taip, vidutinių laikotarpių, dėl trumpuoju laikotarpiu, dėl taurių metalų kainų svyravimo, o jos yra mažiau būdingos auksai, daugiau būdingos sidabrui, galima spekuliuojant irgi kažką uždirbti. Tai kita vertus, nepamirškime, yra toks dalykas kaip vadinamos žirklės tarp pirkimo kainos ir pardavimo kainos. Taip, jeigu aš nupirksiu dolerių, parduosiu dolerius, aš pralošiu visi šitą, suprantam, nes yra valiutos konvertavimo kaštai. Labai panašiai ir su auksu arba sidabru, jeigu aš jį perku ir parduodu labai greitai, tai aš nukentėsiu dėl to, kad tiesiog prarasiu tas žirklės, tai yra tą skirtumą tarp pirkimo pardavimo kainos. Sandoriai irgi kainuoja. Mokesčių lengvata. Įdomus momentas, sidabrui negalioja mokesčių lengvata ir įsigijant sidabrą investicinį reikia sumokėti PVM, o auksui importuojamam, pabrėžkime auksui, kai tu iš užsienio šalies importuoji auksą, nereikia mokėti PVM. Tai klausimas, kodėl? Čia mes nespekuliuosim, bet toksai įdomus momentas. Trūkumai. Kokie yra tokio investavimo trūkumai? Ilgalaikę investiciją jūs įšaldote gana ilgam, nes jūs nežinote, kokie bus svyravimai, ar dabar yra pats kalnelio viršus ir tai netrukus bus žemyn, ar kaip ten bus. Tai greičiausiai, kad reikės įšaldyti kokiems 5 bent jau metams, o taip gal ir 10 metų, kad jūs realiai pajaustumėte tą vertės didėjimą. Neapibrėžta grąža.
galima, jeigu tai greitai reikės atsimti tuos pinigus, tai gali būti, kad jūs atsijimsit ir mažiau. Taip, kad čia reikia būti nusiteikus, kad tai nėra tokia labai likvidi prekė, kad nu, vat, sugalvojau rytoj išsiemu dalį pinigų. Pirkimo kaštai priklausomai nuo pirkimo pardavimo sandorių pobūdžio, jie gali iš tikrųjų būti gana brangus ir tai atgrasys jūs nuo to trumpalaikio spekuliavimo. Na ir saugojimo kaštai. Dabar kur dėti auksą? Taip, jo turbūt nelaikysit po pagalbę, nors gal ir kai kas, o gal į burną susidėsit. Nu, bet, žinot, šiais laikais niekada negali būti visiškai saugus. Tai saugot namie nesaugu. Jeigu jūs norėsit nuomotis banke seifą, tas kainuos. Jeigu jūs namie pasidarysit seifą, nu, žinot, būna, kad ir su visų seifų išneša. Tai gera žinia ta, kad sudegus namui neišsilydys tas jūsų auksas, tikriausiai jisai liks tenai sveikas. Aukso luiteliai šiaip jau labai dėvisi ir dėl to jie dažniausiai nebūna išimami iš pakuotės, kurioje būna supakuoti. Todėl, kad auksas, investicinis auksas turi būti labai labai grynas. Taigi, kas tas investicinis auksas? Investicinis auksas turi būti beveik 100% grynumo. O tai reiškia, tai yra labai minkštas metalas ir net čiupinėjant jį, ten žiedas jūsų, ten koks aštresnis rūbas, nagas ir kažkaip gali palikti įspaudus ir gali mažytės aukso dulkės nuo jo, taip sakant, nukristi. Tai geriau, kad norint neprarasti to luitelio nei kiek vertės, tai reikėtų jį taip ir laikyti to įpakavime, jie tokiuose būna, na, kaip ir perkant kokias nors įvairias prekes, tokia plastikė būna įdėti, galite paguglinti, kaip tai atrodo. Tai va, ta uncija aukso toks yra populiarus matavimo vienetas, tai ta trojos vadinama uncija, nes uncijos yra dviejų tipų, šiaip jau istoriškai žiūrint, tai yra 31,1 gramo. Ir jo kaina šiandienai, aš dar patikrinau keliose vietose, tai man juokinga pasirodė, nes iš tikrųjų auksų luitelius galima pirkti net kokioj Varlė arba Varlė LT arba Pigų LT, tai labai, labai įdomu, niekad negalvojau apie tai. Tai vat, aukso kainos tikrai labai stipriai sviruoja. Aš čia tikrai negarantuoju, kad tai yra ribos, bet aš radau vat, iš kelių vietų pasižiūrėjus jau tokį skirtumą stiprų, tai gali būti, kad jis ir dar didesnis, jeigu paieškosim plačiau. Kokia forma galima pirkti auksą? Investicinis auksas nebūtinai yra fizinio pavidalo. Investicinių auksų pripažįstama ne tik luiteliai, bet ir aukso monetos išleistos net ten vėliau kaip, tiksliau vėliau kaip 18 amžiui ir taip pat ir ETF-ai, tai yra biržoje prekiaujami fondai, kurie yra pagrįsti saugyklose laikomų realių auksų. Tai yra dar tokie dalykai kaip futuresai vadinami aukso ateities sandoriai, bet jau čia niuansai, kurie išeina už mūsų webinaro ribų. Tai yra tokia labai rizikinga investicija. Aš į futuresus jums tikrai dar nesiūlau, bent pradžioj savo investavimo karjeros žvalgytis, bet tik paminiu, kad toks dalykas yra. Yra aukso sertifikatai, yra aukso akcijos įvairios, tai yra įmonių, kurios išgauna iš gamtos auksą, tarkime, ir užsiema kitą veiklą susijusią su pačių fizinių luitelių, galbūt gamyba ir panašiai. Taigi, šiandien mes pakalbėsim apie investavimą į auksą per vertybinių popierių rinką, tai čia tas kalbėjimas bus labai trumpas, ir per vieną labai įdomų instrumentą Golden Gates AG. Tai yra vokiečių bendrovė, kuris siūlo tokį įdomų aukso įsigijimo momentą, kad tu ne taip tiesiogiai per Varlė LT nusiperki auksą, o ją investuoji jį mažomis sumomis ir ilgą laiką. Tai dabar vienas iš vertybinių popierių, ką galima būtų, kaip pavyzdys, vėlgi jų paieškojus galima rasti daugiau, tai yra SPDR bendrovės Gold Shares, tai yra GLD, toksai tikeris arba trumpas pavadinimas. Jie laiko aukso atsargas, realias aukso atsargas faktinio aukso saugyklose ir jūs tada galite pasidomėkite šito fondu, jeigu jis patrauklus, per jau jums rekomenduotas priemonės ar savo priemonės galite įsigyti aukso tokiu būdu. Na ir per Golden Gates galima pirkti fizinį auksą ir fizinį sidabrą nuo 30 eurų per mėnesį. Tai kaip tai veikia?
Labai įdomus instrumentas, aš pati neseniai jį atradau ir noriu su jumis tiesiog pasidalinti. Svarbus faktai apie investavimą į auksą. Popierinis auksas susiduria su rizika tam tikra, taip, nes, na, jūs netampat iš tikrųjų realaus aukso savininkais. Jis yra registruojamas vertybinių popierių biržoje, tai yra nėra anonimiški šitie jūsų pirkimai, pardavimai, jam būdingas didesnis volatilumas, tai yra svyravimai dėl paklausos pasiūlos pasikeitimo ir jis yra reguliuojamas institucijų. Tuo tarpu tikras auksas gali būti ir yra perkamas paprastai konfidencialiai. Pirkti jį monetomis yra brangiau, galima nupirkti gražu labai monetos, nerekomenduočiau pirkti monetų. Kodėl? Todėl, kad dėl savo numizmatinės ir juvelyrinės vertės jų kaina būna didesnė. Ir jeigu mes žiūrėsim, kaip efektyviau nupirkti gramą arba unciją aukso, tai išeiga geresnė bus, kainos ir kiekio santykis bus gerokai geresnis, jeigu jūs pirksite luitelį, o ne monetą. Tai šitą atsižvelkite. Populiariausi luiteliai yra 1/10 gramų ir uncijos, tai yra 31,1 gramo. Yra ir kitokių luitelių, bet šitie yra patys populiariausi, jų surasti prekyboje yra lengviausiai konvertuojasi. Kuo didesnio svorio luitas, vėlgi tuo išeis jums geresnė kaina už 1 gramą. Vadinasi, vienas momentas, jeigu aš neturiu daug pinigų, taip aš galiu susitaupau ir nusipirku tą 1 gramą, ne? Bet tada gausis, kad jūs brangiausiai mokėsit už auksą. Praktiškai labiau apsimoka pasitaupyti ir nusipirkti 1 unciją iš karto. Taip, tai būtų geriausias sprendimas, bet tada reikia kaupti nemažą sumą pinigų. Matėm, kaina tikrai nėra maža. Ir ne kiekvienas turime tokį drausmingumą, kad va taip kiekvieną mėnesį atsidėtume būtent investavimui į auksą. Ir kol jūs atsidėsit, per tą laiką gali labai stipriai, patikėkit, labai stipriai išaukti aukso kainą. Jinai gana stipriai svyruoja, jeigu pataikysit ant augimo momento, tai kol jūs sukaupsit, paaiškės, kad jūsų pinigų suma nebepakankame tam, kad jį galėtumėt vėl nusipirkti. Na, tai ir kitas dalykas, jūs nežinot, ar jau ten pikas to augimo, ar čia jau kritimas, ar čia prieš kritimą, ar čia kuri ten konkrečiai situacija, nebent turi tą trečią akį ir galite atspėti ateitį, kaip yra. Taigi, kuo didesnio svorio luitas, to jo gramo kaina išeina geresnė, bet kaip nupirkti tokį kiekį, jeigu tu turi 30 eurų per mėnesį. Na, tai pirkimo pardavimo kainų skirtumas žirklės, kurias jau minėjau, arba angliškai vadinamas spredas, yra vėlgi nepalankiausias mažiems luiteliams. Tai reiškia, jeigu perkat ir parduodat, tai vat nuo tų dviejų sandorių skirtumo, kainų skirtumo, jūs daugiausia prarasit pirkdami mažus luitelius. Tai dar vienas argumentas, kodėl geriau pirkti didesniais luiteliais, o ne mažesniais. Na ir trumpalaikė prekyba auksu gali būti ir nuostolinga, todėl, kad jeigu jūs 1 mėnesį nupirkote, o kitą jau jums prireikia pinigų ir jūs jį norite parduoti, jūs rizikuojate prasti net 35–40% nuo visos 1 gramo luitelio vertės, kaip pavyzdys. Tai tikrai neverta to daryti. Vadinasi, jūs, jeigu perkat auksą, jūs perkat ilgam. Jūs perkat ilgam, ne vieniems metams, taip. Tai ta uncija, pavyzdžiui, jūs jau po pusės metų galėtumėt parduoti jau su pelnu, tikėtina. Aišku, tai priklauso vėlgi nuo situacijos rinkoje. Palyginkime istorinius duomenis. Čia radau tokius už labai ilgą laiką ir pilkai ir baltai yra nudažyta skirtingi laikotarpiai, kada buvo ekonomikos pakilimas arba nuosmukis. Tai yra tokie terminai investavimo pasaulyje bulių ir meškų rinka. Bulių rinka yra tada, kai kainos auga, o meškų rinka tada, kai kainos krenta. Tai čia tie laikotarpiai yra tiesiog nudažyti skirtingomis spalvomis. Na ir čia mes ką matom? Kad S&P 500, tai jeigu jūs būtumėte investavę į akcijas arba ETF-us, kurie seka indeksą S&P 500, matom, kad visą laiką kyla. Taip, ir auksas visą laiką kilo. Ir iš esmės kilo, bet jeigu taip labai ilgą laiką pažiūrėti, atrodo, kad jie kilo praktiškai tiek pat, kaip galutinis rezultatas. Bet buvo momentų, kada auksas augo daug greičiau negu kad S&P 500, tai va kaip tik yra stagnacinis laikotarpis investavime, tada aukso kainos
kyla į debesis. Tada pirkti auksą būtų baisiai brangu šitoje vietoje, bet jeigu jūs nupirko čia ir pardavė čia, nu tai kosmosas, labai jums gerai pavyko. Bet dabar pažiūrėkim, kai tik prasideda spartesnis ekonomikos augimo laikotarpis, aukso kainos krenta ir va tie, kurie nusipirko čia ir pardavė čia, tai turbūt sakė, nu visiškai buvo bloga investicija. Nereikėtų skubėti parduoti šitoj vietoj, jiems reikėjo tiesiog išlaukti, pažiūrėkime, jie dar būtų šiek tiek palaukę. Aš tas šiek tiek, kaip mato, tai yra daug metų. Tai, kai sakau, tai yra ilgalaikis įpareigojimas. Ir aukso vertė atsikūrė ir gerokai pralenkė net ir S&P 500. Taip kad čia yra tikrai labai ilgalaikė investicija, taip reikėtų nusiteikti. Nu, nebent, sakau, jūs turite tą trečią akį ir jūsų manimų labai gerai atspėjate, kas rinkoje bus. Tai jeigu žmogus labai va, tą turi pajautimą, ne kada čia jau bus tas nuosmukis, kada kas, ir jeigu išnaudoja šitus atotrukius, tai jisai galėjo labai stipriai išlošti, ne? Bet kiek tokių buvo, čia mes galim tik tai paspėlioti, aišku. Manau, kad retas iš mūsų, kuris turi tą gebėjimą nuspėti ateitį, nesvarbu, kiek žinių jūs beturėtumėt. Manau, kad nereiktų labai stengtis tos ateities nuspėti. Va, tai tokie įdomus pastebėjimai, kaip apskritai iki šių dienų aukso kainos krito per pastarosius 15 metų, va, jos kito šitaip. Taip, tai buvo ir labai blogo laikotarpio, ir buvo gero laikotarpio. Va, pavyzdžiui, nuo 12 praktiškai metų spalio mėnesio iki 20 metų, va, tie, kas turėjo auksą, turbūt nesidžiaugia. Bet dabar, va, jie turbūt labai džiaugiasi. Taip, kad jeigu dar nėra gerai, tai dar reikia tik palaukti. Ne? Va, čia yra taip, kaip matom, čia yra statistika Londono lydinių biržoje, kiekvienos darbo dienos pabaigai nustatytos aukso kainos, kokios jos buvo per va, tuos 15 pastarųjų metų ir pateiktos kainos eurais už unciją aukso. Tai kągi siūlo tas Golden Gates AG, tai yra Vokietijos kompanija, pilnas jos pavadinimas Golden Gates Edelmetalle AG. Jie veikia nuo 2002 metų, jie yra gavę daug visokių apdovanojimų, tai yra patikima ir seniai veikianti kompanija, kartais tas senumas ir patikimumas net pakiša koją, nes nelabai matau su programiniais dalykais susidraugavę. Ir jų atstovas Lietuvoje yra UAB Egiras. Ir per juos galima investuoti tiesiogiai, tai jūs nebent nuvažiuosite į Vokietiją, sudarysit patys ten su jais sutartį, bet Lietuvoje per tarpininkus tą sudaryti galima lygiai taip sėkmingai. Pasirašoma sutartis fiksuotai kontrakto sumai, va čia įdomus momentas, jūs ką gaunate iš tos iš principo bendrovės, bandau papasakoti, nes iš karto nelabai greitai jį galima suprasti, tai aš neturiu daug pinigų, aš turiu 30 eurų per mėnesį ir aš noriu juos investuoti į auksą. Ir jeigu jūs yra argumentai, kodėl turėčiau tą daryti tiesiog reguliariai kiekvieną mėnesį, tai todėl, kad tada tie svyravimai išsilygina ir jūs gaunate tą bendrą vis tiek vidutinį rezultatą. Jeigu jūs bandysite atspėti ir dabar pakilimas, aš dabar nepirksiu, paskui ten nusileidimas, tada aš pirksiu, nu, gal jums tai pavyks, gal viskas bus taip, kaip jūs norite, o gal bus taip, kad dar ta aukso vertė dar daugiau pakils ir tada kas žino, kaip ten bus. Tai šiaip jau rekomenduojama tiesiog kas mėnesį pirkti. Tai kaip pirkti, kai tu neturi tiek daug pinigų. Tai va štai šita bendrovė iš tokių panašiai kaip crowdfundingas principas, tas surenka iš daugelio žmonių užsakymus auksui ir perka jį dideliais luiteliais, labai gerom kainom, iš saugyklų esančių Vokietijoje ir Šveicarijoje ir saugo tenai. Taip, Frankfurte saugo auksą ir Šveicarijoje saugo sidabrą. Jūs pasirašote sutartį fiksuotai kontrakto sumai. Iš principo jūs turite suplanuoti, kiek jūs norėsite naudotis tos įmonės paslaugom. Tarkim, jūs suplanavote, kad jūs norite investuoti 15 000 eurų į auksą. Labai svarbu iškart sugalvoti tą sumą, todėl kad po to jos pakeisti negalima. Reikės sudaryti naują kontraktą, kurio vėl minimali suma yra 15 000. Praktiškai apsimoka tą padaryti kuo didesniai sumai, kiek tai leidžia daryti jūsų pradinę įmoką, nes jūs naudositės neapibrėžtą laiką, jūs galėsite tą kontraktą išnaudoti, kad ir per 20 metų,
Tai yra jau naudotis ir nebemokėti jokių mokesčių. Vadinasi, tas jūsų mokestis padarytas šiandien ir jisai nebepauks niekaip. Tiesiog jūs iškart sumokėsite tą savo mokestį kontrakto pradžioje ir daug metų galėsite iki tol, kol pasieksit šitą kontrakto lubas, jūs galėsite investuoti į auksą tokiomis sumomis, kokiomis norėsite. Kaip reikėtų apskaičiuoti tą savo kontrakto sumą, tai jūs pagalvojate apie tą įmoką, kokią jūs per mėnesį pajėgsite arba norėsite mokėti. Pavyzdžiui, tas įmoka 30 eurų yra minimali, nes minimali kontrakto suma yra 15 tūkstančių. Tai kontrakto suma, tai skaičiuojama taip, 30 eurų per mėnesį minimali suma, kiek galima mokėti, ne kart 500, net tai nebūtinai aš kiekvieną mėnesį 30, aš galiu vieną mėnesį 30, kitą 60, vidutiniškai, vidutinė įmoka 30. Padauginu iš 500 ir gaunu, kad mano kontrakto suma atitinka tą minimalius reikalavimus. Jeigu daugiau, kontrakto suma atitinkamai didesnė. Ir tada nuo kontrakto sumos dydžio yra skaičiuojamas sutarties sudarimo mokestis, kuris yra vienkartinis ir sudaromas tik tai sutarties pradžioje. Tai yra, jis sudaro 3 procentus nuo kontrakto sumos. Ir jeigu aš noriu tos minimalaus kontrakto, tai padauginam iš 3 procentų ir gaunam, kad aš turiu sumokėti 450. Atrodo dideli pinigai, bet tai yra už visus pirkimo pardavimo sandorius. Jūs daugiau nieko nebemokėsit, galėsit pirkti, parduoti ir nieko už tai nebemokėti. Tai jūs viską tiesiog iš karto apmokat. Apmokat ir pamirštat, o tie sandoriai brangsta su laiku, brangsta bendroviai, bet jums nebebrangsta. Jūs juos jau padarėte tą įmoką ir pamiršot. Tai toliau yra tik tai tą sutarties sudarimo mokestį, ar galima sumokėti ne iš karto, jį galima sumokėti per 3 mėnesius. Tai tuos 450 padalinam iš 3 ir žinosim, kiek sumokėti. Jeigu mokate dalimis, tai svarbus momentas, kad jeigu norėsite tuo pačiu jau ir pirkti auksą, tai jūsų įmokos aukso pirkimui ir įmoka sumokėjimui už šitą kontraktą turi būti atskiros. Nes jeigu jūs mokėsit vieną įmoką, tikėdamiesi, kad dalis iš to nukeliaus į aukso pirkimą, tai taip nebus. Užskaitys jums kaip sumokėjimą už kontraktą. Tai čia tokie niuansai jums vėlgi perduosiu jūs atstovams, Eigiro atstovams į rankas, duosiu tiesioginį kontaktą ir galėsite ten jau visas detalės išsiaiškinti. Už sutarties sudarimą ir už auksą yra daromi atskiri pavedimai, va šitą aš jums žodžiu ką tik paminėjau. Auksas yra perkamas periodiniais, nebūtinai vienodo dydžio mokėjimais, čia iš jūsų pusės, o bendrovė surenka per mėnesį visų užsakovų užsakymus ir nuperka auksą urmu. Už tai jų kaina yra urmo kaina ir ta kaina praktiškai visada bus geresnė negu rinkos kaina. Ir kartais geresnė labai ženkliai. Be to jie perka didelius luitelius ir tai atitinkamai irgi gauna didesnę kainą. Tai va, auksas yra saugomas, kaip minėjau, Miunchene, Vokietijoje, jo galima net ir nesisiųsti, bet tada reikės mokėti nedidelį mokestį už saugojimą saugykloje, bet tai bus gerokai pigiau, negu kad jūs saugotumėte savo saugykloje, kur nors, na, Lietuvoje, Svetbanke, ten ar Sebe, ar kur bebūtų. Tai ir kitas dalykas, kai užaugo ta jūsų aukso investicija iki norimo dydžio luitelį, jūs jį galite tiesiog parsisiųsti, jums jį atsiūs nemokamai. Tai tada jūs jau jį turėsite savo rankose, jau tikrai žinosite, kad turite ir jau niekas jūsų iš jo netims. Nu, čia su klausimu. Klausimas, ar reikia laikyti jį namuose? Taigi, ką siūlo pati bendrovė? Siūlo konkurencingą kainą, 1 gramo aukso kaina gali būti net nuo 8 iki 20 procentų pigiau, negu kad tai, už kiek galima tiesiog nueiti į parduotuvę arba iš pigų LT atsisiųsti, ar kaip ten bebūtų nusipirkti. Net per Peiserą irgi siūlo pirkti, nors labai klausimas, kaip jie ten ar iš tikrųjų nuperka tą auksą ar nenuperka. Kas yra įdomu su Golden Gates, tai jie samdo 2 bendrovės nepriklausomas, kurie tikrina, dabar tik tai neprisimenu kokiu dažnumu, ar kas mėnesį, ar kas nežinau, ketvirtį, tikrina, vieni suskaičiuoja, kiek aukso yra saugyklose realiai, kita bendrovė suskaičiuoja, kiek turi būti pagal tuos užsakymus, pavedimus, kuriuos atliko Golden Gates AG. Ir tada suvedami abiejų bendrovių skaičiai ir žiūrima, ar tikrai buvo nuperkta, ar tikrai saugykloje yra tas auksas jūsų ir sidabras, kurį jūs nupirkote. Dabar su sidabru yra taip, sidabras yra gerokai labiau svyruojanti valiuta, pavadinkime taip, arba turtas.
jūsų ir sidabro jūs nemokamai neatsisiųsim, tai būtų netgi per brangu, to ir neverta daryti, dažniausiai sidabru tiesiog šiek tiek spekuliuojama, tai įeina į tą pačią kontrakto sumą, jūs galite pirkti abu metalus, nereikia atskiro kontrakto sidabrui ir pasinaudoję sidabro svyravimais jūs galite išlošti, bet kada parduoti jį ir konvertuoti į auksą ir tada atsiimti aukso luitelį. O aukso luitelių parsiuntimas nemokamas. Tai gramas sidabro gaunasi net 60–80% pigiau, negu jūs pirktumėte tiesiog kažkokioj parduotuvėje Lombardai. Taip įspėju jūs, labai daug padirbinių rinkoje, labai daug ir skandalų būta, paguglinkit patys, matysit straipsnius, kad net ir iš pažiūros žinomos įmonės prekiavo su padirbtais luiteliais. Kas gali nustatyti luitelio grinumą, kas gali nustatyti, ar jis atitinka standartą, tai yra vadinamas LBMA standartas, kurį tik tai šito standarto auksą perka Golden Gates, yra pasaulyje pripažintas ir turbūt pats populiariausias standartas. Tai Lietuvos prabavimo rūmai atlieka tos tyrimus ir nustato grinumą. Jeigu jums kyla abejonė, be abejo galite nunešti ir patikrinti. Nemokamas aukso luitelių atsiuntimas, nemokamas bankomatas, galima taip sakyti. Jūs galėsite, tai irgi įeina į kontrakto sumą, išsiimti pinigų ir šiuo atveju nebūtinai parduoti luitelį, tiesiog pasakyti, kad vat aš tokią tai dalį pinigų iš savo investuoto kapitalo norėčiau atsiimti, tai jūs be papildomų kaštų tiesiog galėsite atsiimti dalį pinigų. Va, tai toksai yra irgi geras momentas. Išsiimant pinigus, pavedimai daromi tik į standartinės banko sąskaitas. Jeigu jūs sugalvosit auksą vis dėlto paversti pinigais, tai tada nesitikėkite jokius revoliutus jums neperves, tik tai į jūsų atsiskaitomasias pagrindinės sąskaitas, žinomose bankuose, jokius peiseras, visokius ten offshore'us tikrai neves, nes bendrovė brangina savo reputaciją. Saugyklos mokestis, jeigu jūs ne namuose tą auksą norit saugot, nenorite daryti namuose seifo, nenorite jo nuomotis iš banko, tai saugyklos mokestis sudaro 0,48% metams nuo saugomo aukso visos vertės. Pavyzdžiui, jeigu jūs laikysite aukso už 10 000 eurų, per metus tai kainuos 48 eurus. Na ir sidabras, kaip sakiau, perkamas irgi nemokamai kontrakto viduje, perkamas parduodamas, tačiau jo paprastai fiziškai neišimam, nes tektų sumokėti PVM, tai neapsimokėtų daryti. Importuojamo sidabro PVM yra mokamas, tai ar norėsit dar 20% atiduoti valstybei, turbūt ne. Tai dėl to tiesiog šito jie niekada ir nedaro. Sidabras tiesiog saugomas bemuičiuose sandėliuose Šveicarijoje, jį pardavus yra perkamas auksas. O jau auksas gali nemokamai atkeliauti pas jūs ir būti neapmokestintas. Jis yra atleistas nuo PVM mokesčio, importuojamas, pabrėžiu, auksas. Tai va, tai tiek yra apie šitą investavimo galimybę. Visiems, kam bus įdomu, aš atsiųsiu nuorodą į video, kur dar detaliau galėsit visą tai sužinoti. Visiems dėkoju už kantrybę ir dėmesį. Investuokit ir išeikit iš savo užburto atlyginimo gavimo, jo išleidimo ir skolinimosi ir vėl dirbimo dar didesnio rato. Išeikit iš to rato ir tapkit, na, sakykime, ramiom, užtikrintom, pasitikinčiom savo ateitimi ir ramiai laukite savo vaikų brandos, vestuvių, krikštynų ir savo pensijos galiausiai. Tai ačiū Jums dar kartą už kantrybę, už tai, kad išbuvote iki paties galo. Matau, kad kantriai su manim išbuvote ir būsiu dėkinga už Jūsų klausimus, įžvalgas.